Labas rytas, nusprendžiau, kad labai ilgai nesivaidinau, tai šiandien filmuojam vlogą. Pasidariau pre-workoutą, pradėjau iš tikrųjų gerti labai nesenai, anksčiau tokių dalykų negerdavau, bet vieną kartą draugė davė pabandyti ir man labai patiko, tai nusipirkau pati. Ir taip pat, iš tikrųjų pastaruoju metu labai apsileidau su knygų skaitimu, jau ne pastaruoju metu, jau ilgą laiką. Ir vis planuoju grįžti, vis noriu vėl skaityti, tai pagrindinė knyga, kurią dabar skaitau, palikau pas draugą, nes dažniausiai taip gaunasi, kad skaitau pas jį, bet prisiminiau, kad turiu šitą knygą. Po skyrybų su savo buvusiu draugu parsivežiau šitą knygą ir va kiek aš tikiuosi perskaičius, labai iš tikrųjų nedaug. Tai čia yra Emily Henry Happy Place knyga. Tai kiek skaičiau buvo visai įdomi, tai galvoju dabar tą progą, kad geriu pre-workoutą ir neturiu ką veikti ir nenoriu sėdėti telefone, tai tiesiog paskaitysiu šitą knygą. Nu, ką mes čia rengiame šiandien iš mano betvarkės? Šitą. Gerai, pabandysim šitas, kažkada jas pirkau Temu, tai nemanau, kad labai gera kokybė sportui, bet pabandysim. Tarp kitko yra penktadienis ir šiandien aš nedirbu, papasakosiu dėl šito dalyko. Gerai, užsidedu laikrodį, visą laiką pamirštu pasikrauti laikrodį ir vėliau nepamatau, kiek susportavau, o man tas labai psichologiškai padeda, tai va užsidėsiu šiandien, nes vakar pasikroviau, labai džiaugiuosi, galim lėkt. Dabar yra beveik 8, aš šiaip mėgstu į salę eiti apie 5-6 ryto. Šiandien buvau nusistačiusi žadintuvą 4:30 ryto, bet nepavyko atsikelti. Šiandien sportuosiu kojas ir užpakalį, kaip ir praeitą kartą, kai filmavau vlogą. Čia yra mano mėgstamiausia sporto diena. Ir tada eisim iki parduotuvės, nes neturiu nei tualetinio popieriaus, nei popierinių rankšluosčių. Ir dabar prisiminiau, kad pamiršau išsiimti vištieną. Padarysim keletą jėgos pratimų ir tada eisim pasidarysim šiek tiek presą ir prasilankstysiu ir trefkė bus baigta. Tai planuoju čia pabūti apie valandą 15 gal, kažkas tokio. Oi, kaip gerai pasportavau, bet gavosi kur kas ilgiau 1,5 valandos. Tai einu iki parduotuvės, 4 valandą turiu būti pas draugą, nes šiandien važiuosim pas jos šeimą ir sekmadienį taip pat. Ką tik apsipirkau, pasiėmiau proteino šeiką, nes kol pasidarysiu valgyti, tai praeis kokią valandą turbūt. Aš labai lėtai gaminu. Grįžus namo pamačiau, kad ne viskas nusifilmavo su šita kamerytė, nes buvau pradėjus šnekėti apie savo darbo paieškas ir paskiau nuo vidurio kažkur datesiau. Tai pasakojau, kad praeitą kartą, kai matėmės, aš sakiau, kad neturiu darbo ir kad ieškau darbo. Iš tikrųjų, praeitą kartą, kai kėliau vlogą, jau buvau susiradusi darbą. Tai draugė tiesiog atsiuntė vieną darbo skelbimą ir sako, va, prašau, gal tau tiks, o ten buvo Customer Success Manager pozicija, ką aš būtent ir dirbu, gal reikia pabandyti aplikuoti. Ir dabar pratęsiu. Aplikavau tą darbą su tokiu jausmu, kad tikrai nieko negausiu, bet verta pabandyti. Na ir mane pakvietė į interviu. Interviu praėjo gerai, jis buvo internetu ir tada man atsiuntė užduotį. Na, nusiunčiau užduotį ir mane pakvietė į normalų interviu, kur aš jau atvažiuosiu į kompaniją. Nu, tai atvažiavau, interviu pravyko gal 1,5 valandos, jeigu nedaugiau, tas nebuvo labai ilgas interviu, bet esmė ta, kad visą laiką manęs klausinėjo, aš neturėjau laiko paklausti nei vieno klausimo. Man tas vyrukas pasakė, kad jeigu tu nori, mes galim turėti kitą skambutį, kur aš tiesiog atsakysiu tavo klausimus. Bet taip pat man pranešė, kad man atsakymo dėl to, ar gavau darbą ar ne, neduos kurį laiką, nes jie turi praeiti daug interviu ir, žodžiu, ir atrasti tą tinkamą žmogų. Ir mes turėjom ten po keletos dienų su juo skambutį. Aš jo viską išklausinėjau. Na ir skambučio pabaigoje jis tiesiog man pasakė, kad Monika, palauk, aš tave pertrauksiu. Ar pameni, kai sakiau, kad mes ieškom tam tikro žmogaus? Sakau, taip. Sako, tai va, mes jį radom ir norim pasiūlyti tau darbą. Aišku, sutikau, priėmiau, labai apsidžiaugiau. Na ir ten dirbu. Mes dirbam su mados industrija, tačiau paaiškinti patį konceptą kompanijos yra labai sudėtinga, nes mes esam jungtis tarp brandų ir pardavėjų. Tai sakykim, kai pardavėjas užsako, sakykim, rūbų,
Brandas turi jiem nusiųsti visą informaciją, visą datą. Kad ir kaip būtų keista, viskas vyksta labai senoviškai ir labai rankiniu būdu. Ir jie užima labai daug laiko tai darydami patys. Tai mes jiem padedam ir viską automatizuojam ir tiesiog palengvinam jų gyvenimą kasdieninį. Tai dirbu su labai dideliais prekių ženklais. Praeitą savaitę turėjau susitikimą su Humeliu, tai galvojau apsitrėsiu iki pėdės iki kulno, kadangi dar visko pilnai pati nesuprantu, visko dar pilnai nežinau. Tai darbas yra įdomus, bet man atrodo, man dar reikia šiek tiek jį prisileisti, nes esu labai pripratusi prie paskutinio darbo, kadangi ten pradirbau beveik 4 metus. Tikrai pasilgau, kaip viskas vyko, pasilgau pačio darbo, pasilgau mūsų narių, pasilgau visko, o čia viskas yra visai kitaip. Tai man tiesiog labai reikia priprasti ir aš nuolat savo kalu į galvą, kad reikia pasitikėti procesu ir kad per 2 mėnesius nesitikėčiau jau visko žinoti. Man vadovas sakė, tau prireiks 1,5 metų, kad tu pilnai suprastum, apie ką čia šita kompanija. Greit dar parodau, ką nusipirkau. Nusipirkau vištienos, kadangi buvo su nuolaida, tai galvoju, reikia pasimti pieno. Visą laiką pas mane turi būti pieno. Ir šiandien irgi su juo gaminsiu kiaušinių, bananų, tokių skanumynų ir sausų pusryčių. Kažkodėl galvoju, kodėlgi ne, irgi buvo nuolaida, tai šiaip pastaruoju metu jų nevalgau, bet galvoju pasimsiu. Tai va, sveiki atvykę į Monikos virtuvėlę. Nusprendžiau dar nesimaudyti, nes tikrai dar suprakaituosiu, be valgyti darydama, tvarkydamas ir taip toliau. Šiandien darysime labai paprastą, kaip aš mėgstu, receptą. Kai esu viena, iš tikrųjų nemėgstu daryti valgyti, man nėra malonumo kažką skaniai gaminti. Tai dažniausiai darausi kokį savo komforto maistą ar kažką paprasto. Tai šiandien bus vienas iš tokių paprastesnių receptų, bet sakyčiau paprastas, bet neprastas. Tai mums reikės vištienos, bulvių, sviesto, čederio, parmezano, čia šiaip miksas, bet turėtų būti parmezanas, ir pieno, ir miltų dar nepasiėmiau, ir prieskonių. Pirmą nusiplausiu bulves ir jas susipjaustysiu į mažus gabaliukus. Supjausčiau bulves, čia įmečiau ir dabar leisiu šiek tiek pakepti ir tada sumesiu prieskonius. Bulves šiek tiek pakepė, tai pirmą bulvių prieskonius, oregano šiek tiek, citrinpipirių ir paprikos. Ir viską išmaišau ir vėl paliksiu kepti uždengtoj keptuvėj. 20 hours later. Iškepiau bulvytes, sudėjau dabar į bliūdą, nes reikia palaukti, kol iškepsiu vištieną. Tai dabar supjaušiu mažais gabaliukais vištieną, čia man atrodo 450 gramų. Ja visą iškepsiu ir irgi dėsiu šitą bliūdą ir darysim padažą. Iškepiau vištieną ir dabar ištirpinau sviestą ir šiek tiek įmaišysiu miltų. Manau, kad užteks. Dabar įpilsiu pieno ir maišysiu, kol išsimaišys į vieną masę visi tie gumuliukai. Tada šiek tiek čederio ir šiek tiek tipo parmezano. Ir vėl viską maišysiu, kol ištirps sūris. Manau, jau kaip ir viskas išsimaišė. Gavosi tokia glotni masė. Ir pilu visas bulves ir vištieną ir viską maišau. Leisiu dabar viskam pastovėti, kol čia apsitvarkysiu. Kol valgau, pasižiūrėsiu Caitlin Lives, čia yra mano tradicija ir dar reikia susimokėti mokesčius. Eisim vėliau tvarkytis ir ruoštis. Tai iš tikrųjų su draugu kraustamės. Aš jau pasakiau savo butui, kad išsikraustau, tai turiu išsikraustyti iki Liepos paskutintos oficialiai, bet iš tikrųjų iki Liepos vidurio. Ir taip pat Liepos vidury važiuojam į kelionę. Važiuosim į Lietuvą, pabūsim ten ir tada darysim road tripą iki Austrijos pro Lenkiją ir Slovakiją. Dar pilno neturim maršruto, bet turėtų būti žiauriai fainai, nes varysim su palapinėm. Ir patys esam visko nenusprendę ir dar sakėm, nenuspręsim kurį laiką, už tai, kad tuo metu tiesiog bevažiuodami žiūrėsim, kaip toli ir kur mes norim iš tikrųjų važiuoti. Tai ieškom buto jau kurį laiką, iš tikrųjų labai yra sudėtinga su butų paieškom, tikrai nemaniau, kad yra taip sudėtinga. Tiek butų
būtų nėra labai didelio pasirinkimo, tiek mes esam išrankus. Aš šiek tiek pergyvenu, nežinau, kad iki Lietuvos kelionės man jau reikia pilnai būti išsikraušius ir susitvarkius visą šitą betvarkę. Už tai, kad Pixelis yra labai nudraskęs duris ir taip toliau. Žodžiu, kadangi aš atsikraušiau visiškai naują butą, man reikia jį palikti kaip įmanoma geresnės būklės, kitaip iš manęs labai nuskaičiuos daug pinigų. O mano depozitas buvo labai mažas, tai gali reikalauti, kad aš dar damokėčiau, ko aš tikrai nenoriu. Tai va, šiaip žiauriai nekantrauju su draugu kraustytis kartu, mes labai laukiam, labai ieškom butų, jau 2 apžiūrėjom. Vienas tai buvo katastrofa, bet labiau ne dėl pačio buto, o dėl vyro, kuris mums jį rodė, ir pats butas buvo visiškai kitoks nei kad skelbime, visiškai kitokio dydžio, kitokios kainos ir mums tiesiog sakė, įsivaizduokit, kad čia va taip ir taip ir taip ir taip, tai va taip jūsų butas atrodys. O kitas butas tai neypatingai patiko, tiesiog nebuvo mum. Jo, dabar tęsiam paieškas. Vieną butą buvom radę, kurio žiauriai norėjom, bet gaila pasakė, kad jau jį išnuomavo, žmonės jo net nepažiūrėjo. Tai esam buto paieškose ir dėl to aš noriu jau pradėti po biškį tvarkytis, bent jau rūšiuotis, išsimetinėti daiktus. Tai gerai, greit pavalgau, pasižiūriu video ir eisim tvarkytis namus. Kol viską apsimėčiau, turbūt pusvalandis užtruko. Tai dabar pradedu viską valytis. Pas mane į valymąsi visada įeina kriauklių visų plovimas ir kad niekur neliktų jokių apnašų. Labai mėgstu tvarką. Galvoju, ar rodžiau jums savo paskutinius piešinius. Šitą piešinį piešiau, kai susipažinom su Niku su drauge. Šičia yra mano pats naujausias piešinys, man labai patinka. Mums su draugė susitikus labai patinka kartu piešti. Na, čia aišku mano seni paveikslai ir norėčiau čia kitus prikabinti, bet kadangi greit išsikraustau, nėra prasmės. Šitas irgi labai patinka. Mes kartu su Niku piešėm vieną kartą, nes norėjom vienas kitam parodyti savo hobius ir pabandyti. Tai jisai piešia kažką su Dragon Ball Z, o aš va tokią žirafą. Susitvarkiau ir dabar eisiu maudytis. Ir įdėsiu krauti kamerą, nes jau išsikrauna. Parodysiu jums savo plaukų priežiūrą, nes po praeitų video kažkas manęs klausė. Nieko ypatingo nenaudoju, bet gal kažkam pravers. Tai dažniausiai plaunu su šitu šampūnu, mano yra pats mėgstamiausias šampūnas iš Redken. Tada naudoju štai šitą mėlyną šampūną, nėra mano pats mėgstamiausias, bet pam. Tada aš turiu labai sausą skalpą ir labai dažnai pradeda žaizdoti ir išsausėja ir atsiranda tokių kaip leiskanų, bet, žodžiu, ne kažką būna situacija ir aš tikrai manau, kad mano slikbanai tam nepadeda ir turėčiau to nedaryti, bet tiesiog labai patinka ir labai patogu. Tai šitą šampūną naudoju ir jisai vienintelis, kuris man padeda, kad mano galvos oda neatrodytų kaip sužvynelinė, o gan padoriai išsiplautų ir nebūtų visų leiskanų, žaizdų ir taip toliau. Tai su šitu šampūnu plaunu gal kartą į 2 savaitės. Rodžiau per TikToką, kad gavau dovanų iš 1111.lt visokių dalykų ir vienas iš tų dalykų, ką išsirinkau, yra štai šita plaukų kaukė. Aš labai norėjau ją nusipirkti Tailande, bet nepavyko. Tai labai apsidžiaugiau, kai pamačiau, jau keletą kartų naudojau, labai patiko ir dabar naudosiu šiandien irgi. Taip pat parsivežiau šitą kaukę iš Tailando, žiauriai irgi patinka. Ir kartas nuo karto naudoju Margaritos štai tokią kaukę. Man kažkada draugė rekomendavo, nes jai buvo nuslinkę visi plaukai po chemoterapijos. Ir jinai sakė, kad šita kaukė labai tiko jai atstatyti, atgaivinti plaukus ir jie labai greit vėl užaugo. Tai nežinau, ar tai buvo tik nuo šitos kaukės, bet jinai labai rekomendavo, tai pasiėmiau ir man irgi patinka, tai karts nuo karto panaudoju. Na, o ką naudoju išsiplovus galvą, parodysiu, kai išsimaudysiu. Tai einu į dušą ir susitiksim po to. Išsimaudžiau ir veidui tepsiu štai šitą iš Dr. Jart. Makiažas kaip gražiai tepasi, kaip gerai pridrėkina. Ir jo daug nereikia, nes jisai turi gelinę tekstūrą. Ir dabar išsileisiu plaukus
Ir šiaip mėgstu labai naudoti šitą dalyką. Jisai labai paglotina plaukus ir apsaugo nuo karščio, tai jau man baiginėsi. Taip pat man labai patiko Redkeno šitas purškiklis, labai padeda nuo plaukų vėlimosi. Ir taip pat naudoju šitą. Tai šitas jau šiaip beveik pasibaigęs, tai naudoju irgi šitą iš Evo. Jisai irgi labai palengvina plaukų šukavimas, jis suteikia glotnumo. O kai pasibaigiu visus plaukų formavimus ar kažką, ką aš ten dariau, jie būna sausi, labai mėgstu šitą iš Davinės aliejuką. Arba man labai patinka šitas. Čia yra Lendal Oil. Dabar parodysiu, kaip pastaruoju metu labai pradėjau mėgti darytis makiažą. Savo mėgstamiausią pudrą susimaišau su L'Orealio Glotion, kad priduotų natūralumo. Ir kadangi labai dažnai nakvoju pas draugą ir nenoriu tampytis milijono produktų, susiradau šitą paletę iš Makeup Forever ir žinokit, kiekvieną kartą ją vis iš naujo atrandu. Su ja galima praktiškai visą veidą pasidažyti, lygiai taip pat ir pudrą. Pasiemu kompaktinę pudrą, kuru šepetėlį ir praeinu per visą veidą. Ir dabar pabeikinu. Pabeikinu tik tais tose vietose, kur labiausiai subėga. Bet mano beikinimas irgi yra labai lengvas. Dabar teliko antakiai, blakstienos ir lūpos. Viskas. Bet jau šito proceso, manau, galiu net nerodyti. Jau susirašiau, štai taip apsirengiau. Einu pasimsiu mašiną, nes jau autobusą pavėlavau ir važiuoju pas draugą. Pasiėmiau mašiną, atvažiavau dar iki namų, nes pamiršau kompiuterį pasiimti. Važiuojam. Labas rytas, tai vakar atvažiavau pas draugą ir važiavom pas jos šeimą, pabuvom iki beveik 9 ir tada dar nuvažiavom iki mano namų, pasiėmėm daugiau daiktų, nes nusprendėm, kad turbūt praleisim kokias 5 dienas iš eilės pas draugą. Tai pabuvom su šeima, buvo labai fainai, buvo labai daug žmonių, šventėm draugo sesės gimtadienį, kuris iš tikrųjų yra šiandien. Nenorėjau filmuoti, kai esam su šeima, nefilmavau ir kai grįžom namo, iš tikrųjų labai greitai ėjom miegoti, tai nusprendžiau tiesiog filmuoti šiandien. 8 ryto, esam pabudę jau nuo 6 ir nusprendėm eiti į salę, sportuosim draugo treniruotę. Jisai mane visada labai spaudžia ir man labai patinka su juo kartu sportuoti. Ir uždeda man labai daug svorio ir iš tikrųjų tada pasirodo, kad galiu, nors pati atrodo tiek neiškeliu. Tai vakar sakau, gal galim šiandien kartu sportuoti. Tai žodžiu, eisim kartu, pasportuosim viršutinę kūno dalį, tai yra rankas ir nugarą. Ir tada grįšim namo, pasidarysim valgyti, susiruošim ir turbūt važiuosim į miestą. Ir šiandien noriu draugui padaryti pyragą. Pastaruoju metu labai dažnai darau pyragus, tortus, dažniausiai cheesecake'us kažkokius. Tai draugas užsiprašė ir kadangi jisai mane visada labai stipriai lepina, aš jį palepinu savo tortais. Čia yra vieta, kur žmonės gali tiesiog atnešti dalykus, kurių nenori, padėti ir kažkas gali ateiti ir pasimti. Sakė man draugas, kad čia visur taip yra Danijai, bet aš pirmą kartą matau. Labai gerai pasportavom. Aš valgysiu vakarykštį maistą, o draugas va tokias picikės pasidarė sveikuoliškas. Ir žiūrėsim Stranger Things. Pabaigėm jau Game of Thrones, žiauriai patiko ir buvo labai liūdna, kai pasibaigė. Turėjom labai ilgą diskusiją apie tai ir tada galvojom, ką žiūrėti, žiūrėjom keletą dokumentinių. Ir kadangi Stranger Things išeina naujas sezonas 2025, nusprendėm visą vėl iš naujo peržiūrėti, kad prisiminti. Tai iš tikrųjų labai daug dalykų pasirodo pamiršom. Einam dabar į tokią parduotuvę, kuri yra kaip Tigeris, tik tais, kad visokių veido priežiūros, plaukų priežiūros, sveikatos, žodžiu, čia galima visokių priemonių rasti. Atėjom pažaisti mini golfą, nes labai geras oras ir yra ant vieno pastato stogo. Šiek tiek apsipirkom ir atėjom prisėsti. Labai fainai pažaidėm mini golfą. Tai dabar kažką užvalgysim, išgersim ir varysim parduotuvę pirkti dalykų tortui ir tada darysiu tortą. Šita šiaip gatvelė yra labai faina. Joje yra labai daug visokių fainų kavinukių, restoranų, pubų ir taip toliau. Po 1,5 valandos gavom savo maistą. Buvo šiek tiek pamiršus, bet nieko tokio.
Hey. Apsipirkom, tai pagrindė čia viskas yra mano tortui, bet dar papildomai draugas pirko tokių čipsų pabandyti. Vieni yra chili cheese, kiti yra pizza margarita. Ir tada nusipirkau keletą dalykų šiaip. Pirmą toj parduotuviai normal, kur rodžiau, kaip Tigeris. Nusipirkau tokį food salt scrub. Ir tada dar pasiėmiau tokį instant food peel. Ir tada pasiėmiau, nes jau labai tikrai ilgą laiką reikėjo sleek bunui tokio šepečio, nes visą laiką tiesiog su paprastu šepečiu darydavausi. Ir tada į kitą parduotuvę iš tikrųjų jau vien tik tais dėl šito antakių pieštuko iš Maybelline, kuris yra mano mėgstamiausias, kadangi vieną, kurį iš Azijos prisivežiau, jis man sulūžo, nors man žiauriai patiko. Pasiėmiau, tarsi man nebūtų gana elf tokį lūpų aliejų ir jis toks yra perlamutrinis. Ir tada galvoju, pabandysiu dar šitą dalyką. Girdėjau gerų dalykų apie jį. Tai va, tokie pirkiniai. Dabar biškį pačilinsiu ir eisiu daryti tortą. Tai ką padariau, sutrupinau sausainius su sūdytais riešutais ir sviestu ir išdėjau čia. Ir tada čia sumaišiau šiek tiek grietinėlės išplakiau, tada Filadelfijos 1,5 pakelio, riešutų sviesto ir vanilinio cukraus. Tai gavosi šiek tiek tokia sūresnė masė, kadangi darysiu viršutinę masę saldesnė. Pabaigiau tortą, atrodo taip, negaliu pasigirti labai gerais puošimo įaudžiais, bet sumaišiau viršutinį sluoksnį, tai tiesiog pėliau skystą karamelę, supjaušiau labai mažais gabaliukais 2 snickersus ir sūdytus riešutus, viską išmaišiau ir supyliau čia, tada šiek tiek dar papjaušiau labai smulkiai riešutų ir čia iš šonų uždėjau ir tada dar kiek liko šokoladukų supjaušiau mažais gabaliukais ir papuošiau tipo. Tai dabar dėsiu į šaldytuvą keliom valandom, viską apsitvarkysiu ir tikėkime, šiandien spėsim paragauti. Nusprendžiu nusivalyti makiažą ir eisim pjauti tortą pabandyti, nes draugas jau baigė mane išvesti iš kantrybės. Tai galvoju tuo metu, kol valausi makiažą, atsakysiu kelius klausimus. Nes buvau pasidalinus Instagrame, kad galite anonimiškai manęs klausti klausimų ir buvau palikus nuorodą. Ir sulaukiau keletas klausimų, tai galvoju, kokius 2 gal atsakysiu dabar. Tai pats pirmas klausimas buvo, kodėl išvykau gyventi į užsienį. Tai iš tikrųjų aš kažkaip visada linkau link to, bet iš pat pradžių manęs mama neleido, nes sakė, niekur tu nevažiuosi. Todėl aš jau kaip susitaikiau su ta mintim, kad į užsienį nesikraustysiu gyventi. O tada susipažinau su savo buvusiu draugu ir taip gavosi, kad po kažkurio laiko atsikrausčiau gyventi į Daniją. Nuo to laiko kažkaip niekada nežiūrėjau atgal. Turėjau minčių, aišku, kraustytis į Angliją, bet galiausiai likau Danijai ir iš tikrųjų dėl to džiaugiuosi, manau, kad čia ir liksiu. Ir kitas klausimas buvo toks šiek tiek susijęs ir gan į temą, tai ar nesunku yra kurti santykius su užsieniečiu? Galbūt dabar kalbėsiu iš dabartinių santykių, tai aš esu pratusi kalbėti angliškai kiekvieną dieną. Mūsų kultūros yra gan panašios, yra tam tikrų skirtumų, bet jie nėra tokie labai jau dideli, kad kištų koją, sakykime, tai yra labiau įdomus dalykas. Galbūt, kai draugauji su tos pačios tautos žmogumi, atrodo viskas kitaip, bet kai pradedi draugauti su užsieniečiu, supranti, kad viskas yra tas pats, vienintelis skirtumas yra kalba. Na ir aišku, kad užaugom skirtingose vietose, pripratę prie skirtingų dalykų, bet man tai, pavyzdžiui, yra tai įdomumas, aš matau tai kaip gerą dalyką ir kaip pažinimą labiau kitos kultūros. Jo, o mano draugas, kadangi yra labai juokingas, mūsų labai sutampa charakteriai, aš neatsimenu, kad aš tiek juokiausi ir šypsojaus kiek per šitą laiką, kol mes draugaujam, o kad jisai yra užsienietis ir kalba kita kalba, tai aš lygiai taip pat ir darbe kalbu angliškai, aš lygiai taip pat ir su dauguma draugų kalbu angliškai ir kažkaip nėra jokios problemos. Nu, nesustingo normaliai dar, bet nieko, sriubyti bus. You will have a little soup together with the cake. I always have to fuck up something, but it might be that it's just not enough time. It is, but this won't, I cannot get it out. Well, try harder. Oh no. Oh no. Oh no.
needed way more time. Labas rytas, vakar nieko nefilmavau, atsikėlėm, susirašėm ir važiavom į mano draugo sesės vaiko krikštynas. Tai teko pabūti daniškose krikštynuose, viskas vyko taip pat, bet šiaip buvo gan įdomu. Paskiau važiavom pas draugo tėvus, ten buvo toks kaip after parties, pavalgėm, pašnekėjom, pažaidėm žaidimų visokių. Šiandien yra pirmadienis, tai va einu ruoštis ir važiuosiu į darbą. Pagaliau susirašiau ir lėkiu. Padirbau, grįžau namo ir pabaigėm žiūrėti Stranger Things su draugu. Nusiprausiau, dabar draugas ėjo išsimaudyti ir noriu parodyti jums, kaip atrodė butas, kai grįžau. Buvom susitarę su draugu, kad pasidarysim lovą salione ir žiūrėsim dalykus, tai va, padarė lovą ir nukrito lapeliai, bet aš tave myliu angliškai, visokius skanumynų ir širdelį žvakių. Tai taip nuolat. Žiauriai miela. Tai manau, kad su jumis jau ir atsisveikinsiu, nes tiesiog lieka darbinga savaitė. Tai tikiuosi, kad patiko šitas vlogas, buvo įdomus ir susitiksime kitame. Čiau!